visiškai akivaizdus. Tai yra, jeigu tu nesąžiningai darai savo verslą ir tu sąmoningai apgauni tą, su kuriuo tu konkuruoji, tu padarai nuodėmę. Aiškiai, moralinė nuostata visą laiką dalyvavo šitame turto kūrime. Man toks jausmas, kad dabartiniai Lietuvoje patys daiktai, ta konkretika ir sąskaitos, elektroninės arba tikros, jos yra kažkaip, tokia substancija. Va čia tai yra tikras daiktas. Ten visokios idėjos, moraliniai principai, paskui tada pašnekėsiu. Kaip ir konstitucija. Atrodo, kad tai nedalyvauja mūsų tikrovė, yra paralelinė tokia literatūrinė, poetinė, prabangos kažkokia tai muzika. Nieko daugiau. Atsiskiria moralinio jautrumo dalykai nuo to, kas yra daroma toje homo faber stichijoje, tu kuri daiktus, tu gamini, tu sieki kažkur kažką laimėti, žinoma, visados kitų sąskaita. Absoliučiai visados kitų sąskaita. Čia jau yra šešėliai tos pačios laisvosios rinkos ir to paties miestietiškojo, pramoninio arba postpramoninio gyvenimo. Nes be abejonės turto ir skurdo santykiai mieste visados buvo didesni negu kur nors kaime. Ir reiškia, tos moralinės doktrinos ir ta pasaulėžiūra labai stipriai įtakojo, kad tas nuo ryto iki vakaro dirbantis, tas, kuris negali išleisti pinigų prabangai, skudurams, blizgučiams, papuošalams ir titulams. Weberis vis sako, pasižiūrėkite Šiaurės Italiją, kuri iki 17 vidurio buvo turto šaltinis, o po to krito ir taip žiauriai, bet vos prisikėlė dar iki 20 amžiaus pradžios. O Olandija arba Anglija, sakykime, Ispanija būtų dar geresnis pavyzdys. Nuo konkistadorų laikų, tai Olandija ir Ispanija tikriausiai aukso turėjo tiek, kiek visą likusią Europą kartu sudėjus. Per 100 metų visą tai išgaravo. Sakė, kaip, dėl to, kad šitas katalikiškas kraštas viską išleido prabangai. Užtat yra labai gražių bažnyčių, užtat yra labai gražių rūmų, užtat yra dar ko nors. Ir yra pilna priskandinta didžiosios armados laivų likučių tarp Anglijos ir Ispanijos. O tas jau puritoniškasis pradas, rūbeliai tie patys, visą laiką, juoda balta, 300 metų, šitą etiką. Jie neišleido prabangai, susikopė kapitalas, tą kapitalą galėjo investuoti kur nors į kitus verslus. Ir konkuravai per šitą. Individualizmo tradicija. Individualizmas ta prasme, kurią doktrina galėjo ugdyti, visą laiką reikalavo tam tikro moralinio jautrumo. Ir Kavolis, pavyzdžiui, individualizmą jau vadintų būtent tokią būseną, kuri iš vienos pusės užkelia visas atsakomybės ant individo už savąjį gyvenimą pirmiausiai. Ir tu turi rūpinti savojų gyvenimu, nes tai ir Dievo tvarka. Jeigu tu savojų nesirūpinsi, tai prašysi, kad kiti tavim rūpintis. Tu tada užkrausi save kaip naštą kitam, tai amoralu. Tu turi savim rūpintis, tu negali nusmukti, tu negali prasigerti, tu negali išleisti prabangai, tu negali šitų dalykų daryti. Tai formuoja individualizmo kultūrą. Bet visai kas kita, kad tu privalai aukoti. Tu negali nesąžiningai elgtis su kitu tokiu individu. Nes tai bus nuodėmė. Ir ilgainiui, tai kokie 400 metų. Susiklostė tradicija, kurioje individualizmo ir gebėjimo padoriai konkuruoti polinkiai tapo didesni. Patikėkit, aš kalbu apie schemas. Tai nereiškia, kad Britanijoje nėra sukčių, kad Olandijoje niekas tavęs neapgaus, kad ten nerakina durų. Buvo toks laikas, kad nerakindavo. Bet bendrosios tendencijos, bendrieji bruožai arba išimčių skaičiaus skirtumai čia jau bus. Bet tas mainstreamas, ta tradicija, jiems visiškai aišku. Tai, ką aš čia kalbu, kur nors Olandijos mokyklos paskutiniai klasiai sakytų, tu čia mums dabar sakai tą, ką mes nuo mažumės įpratę galvoti. Ir esu girdėjęs tokias replikas, kadangi esu ir tenai paskaitas skaitęs. Bet aš bandžiau lyginti su šiaurės katalikiškąja kultūra ir su tomis tradicijomis. Žinoma, vienas man mažiau aiškus ir lietuvių mentalitetui
svarbus dalykas būtų mūsų pačių miestietiškosios kultūros tradicija. Žinom, kad turėjom miestus, ar ne? Nors, sakykime, koks nors filosofas Arvydas Šliogeris sakytų, mes turėjom didelės krūvas prie pilių gyvenančių žmonių, bet tai ne miestas. Tai ne miestas. Sakytų, Lietuvoje miestų iš vis nebuvo. Net jeigu teritoriškai Vilnius buvo vienas didžiausių centrų rytų Europoje. Na, bet Rusijoje buvo kokie nors Šeremetjevo tekstilės kaimai, kur 20 000 baudžiauninkų tupėjo vienoje vietoje. Kur nors Olandijoje tai kokie 2 miestai į tą skaičių dilbtų. Bet miestas visat buvo laisvų individų bendruomenė. Magdeburgo arba kokios kitos teisės. Tai yra teisėta laisvų individų bendruomenė, kuri yra savivaldi. Savivaldi reiškia, kad niekas man virš galvos taisyklių negali. Aš pats dalyvauju tinkle, kuris kuria taisyklės. Arba kitaip tariant, įstatymus. Ir kadangi aš dalyvauju jas kuriant, aš jų ir laikausi. Tai formavo va tokį miestą. Jis yra gaminantis, individualiai laisvi žmonės. Jie iš tikrųjų betarpiškai junta, kad respublika tai reiškia, kai mes bendrai priimam taisyklės ir jų laikomės, nes tai yra vertybė. Mes visi konkuruojam vieni su kitais, bet mes suvokiam, kad jeigu tai yra be taisyklių ir bendradarbiavimo, mes papjausim vieni kitus. Tai yra barbarybės būsena, tai necivilizuota būsena. Visi žodžiai yra žinomi, mintis yra žinoma, tai vadovėliniai dalykai. Bet dažnai būna, kad mūsų žodžiai nustoja turinio. Mes žinom, ką reikia pasakyti egzaminam, bet gyvenam vis tiek visiškai kitaip, kai ateina tas susidūrimas su tikrove. O čia beveik jūs sakytojų patikėti, kad žmonės tikrai tikėjo tuo, ką darė. Priimdavo taisyklės ir laikydavosi daugumoje. Tikrai daugumoje laikydavosi. Dėl to ir išliko tie miesteliai, dėl to daugėjo daiktų, dėl to mes sakom, kad ten yra gerovės valstybė šiandien, ten yra truputėlį daugiau tolerancijos, truputėlį daugiau patogumo, galų gale šiandien mes linkę tenai emigruoti, kai neapsikenčiam Pagiežą čia, kur gyvenam. Arba prisigalvojam dar, ko niekad nebuvo. Na, neišjungi televizorių, žiūri muilo operas ir tada, žinai, turi ieškoti tokio pasaulio, kad vaikai gimtų Meksiko turguje ir nieks nedirba, visi mylisi. Ironizuoju. Bet ana tikrovė, sakau, tas protestantiškasis vakarų pramoninės civilizacijos ir miesto kultūros vystymasis, jis per ilgus amžius ugdė individualizmo, konkurencijos pagal taisyklės įgūdžius. Mes viena vertus, sakau, nuo mūsų barbarybės, nuo tos politinės Lietuvos valstybės euforijos būsenos. Paskui nutolom taip smarkiai, kad, na gerai, kalbam apie Algirdą, apie Vytautą, turim gatves, vadinam taip savo vaikus, bet va šito disciplinuojančiojo vyriškojo prado tiesiogiai mes vis tiek neretransliuojam į savo kitas kartas ir į save. Tai yra nunykusi, nukirsta tradicija. Miestai Lietuvoje, aš nesutinku su Arvydu Šliogeriu beje, miestai tiesiog buvo labai silpni. Bet nereiškia, kad jų visai nebuvo. Buvo šiek tiek mūsų tų miestiečių, galų gale tas mūsų miesto sluoksnis buvo ir labai europietiškas. Įsivaizduokim, kokį 17 amžiaus pirmąjį trečdalį, maždaug apie 30 000 škotų gyveno Abiejų Tautų Respublikoje. Visi smulkieji verslai, ne smulkieji verslai, o smulkioji prekyba. Jie buvo monopolizavę smulkiąją prekybą prieš žydus, dar gerokai anksčiau, iki tiek, kad istorijos šaltiniuose netgi šotas, mūsų lenkiškoj lietuvių kalboj reiškia smulkų prekeivių, net ne škotą. Tas, kuris užsiimdavo smulkę prekybą, buvo šota. Paskui buvo laipsniui, vieni jų integravosi, kokie nors Kėdainiai, įsivaizduokit, 17 amžiaus vidurio, visas elitas yra škotai ir žydų smulkioji prekyba, nes ir iš jų mentaliteto, ir iš katalikiškojo pasaulio konservatyvizmo jie tapo tuom, kuom tapo. Katalikams uždrausta iš palūkanų gyventi, o jiems ne. Beje, labai graži knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir knygų mugėje buvo pristatyta, netgi susitikimas su autoriumi, toks Lioskinas parašęs Žydų amžius. Nuostabi knyga.
Ne dėl meilės žydams, ne, bet reiškia, būtent ir komentuoja, ką reiškia tas žydų amžius, nes tai yra tam tikros veiklos tipas, kuris dažniausiai archaiškose visuomenėse būdavo užsieniečiams paliekamas. Tiek, kiek mes šiandien diskutuojam visokius verslus, mes irgi pagal tą apibrėžimą tampam truputį žydais. Svargalvojam. Tai mūsų miestai buvo viena vertus silpni, jie neišvystė tokios paveikios kultūros, apie kurią mes šnekam Olandų ar Anglų atveju, bet kas skaudžiausia, kad tada, kai mes jau vėl išeinam į areną nuo XIX amžiaus, mes ir su miesto kultūra nutraukiam ryšį. Miestas svetimųjų lizdas. Miestas žydai, miestas kitaip kalbantis. Tartum, kur nors Europoje buvo miestų, kur nebuvo daug kalbų vienoje vietoje. Berlyne 18 amžiaus pabaigoje kokie 40% žmonių kalbėjo prancūziškai, jie beveik visi buvo hugenotų palikuonių. Niekam ten nerūpėjo, kur nors ties karaliaučių ir kokie nors austrai, ir olandų, ir kokių nors dar tenai. Čia su krauju ir kalba nieko bendro neturėjo. Bet mūsų tradicija buvo tokia, kad tas Basanavičiaus ir Kudirkos laikų naujasis tautos kūnas, jis buvo lipinamas tik iš valstietiškos Pirkios išėjimo. Kitaip sakant, ir tiek, kiek mes istorijoje, Lietuvos miestų istorijoje patirčių buvom sukaupę, tiek tos patirtis liko užmirštos, jos liko kažkur į pašalį nustumtos. Taip kaip ir mūsų kilniojo sluoksnio, bajorijos arba aristokratijos, kuri buvo išvyščiusi etosą. Iki riterių kautynių ir ko tik tai nori, jie buvo ta civilizuotos tautos elito dalis. Ir su jų vertybėmis mes iš esmės susvetimėjome, nes tas naujasis tautos kūrimo etapas nebereikalavo anų pasakojimų ir patirčių. Nors ir Daukantui, ir Kudirkai vis tiek jau pamažu ant liežuvio buvo, kad turime turtėti, turime gaminti, turime prekiauti. Kudirkai iš vis nuėjo iki stipresnio antisemitizmo, sakydamas, reikia su žydais konkuruoti, nepirkit žydų parduotuvėje, pirkit lietuvio, jeigu įsikurs tą parduotuvę. Ir čia atsirado tas ekonominio nacionalizmo ir antisemitizmo pradas. Kai kas iš tokių jau piktų tyrinėtojų Kudirką labai stipriai antisemitizuoja. Aš sakau, man tai vis tiek yra tik tai smulkiojo ekonominio nacionalizmo įrodymas, nedaugiau. Neįsivaizduoju Kudirkos nuskriaudžiančio kokį nors vaiką, nesvarbu, ar jo juoda odos spalva, ar jis apipjausto. Liberalus žmogus buvo, bet vėjo kalba apie tą ekonominį liberalizmą ir ekonomizmą, ir lietuvius tą naują, bekylančią tautą, iš naujo mokyti miestietiškojo gyvenimo, iš naujo mokyti tų veiklų, kurios buvo atiduotos, kaip tada būtų suprastas svetimiesiems. Pagal tokią pačią logiką galima būtų sakyti, kad tai, kuo lietuviai nustebino pasaulį po 90-ųjų metų, kai visi įsivaizdavo lietuvius Rome valstietišką Palangos Juzės tautą, o staiga transporto, logistikos ir prekybos sritis pasidarė labiausiai išvystytos. VP marketas pradžioje, kol atrodė visai neblogai, tai tikrai atrodė kaip stebuklas. Aš juokaudavau, matai, perėmė išžudytų žydų gebėjimą daryti biznį šitoj srity. Nors skaudu taip galvoti. Šiaip lietuviai turėtų neprekiauti. Skaitykit Valančio, žiūrėkit, kaip žiūri Valančiaus herojai į Palangos Juzę. Tai net siuvėjas yra nekošernas. Tikras lietuvis turi sėdėti ant žemės ir ją arti. Tai tada aš galiu išleisti iš jo ir savo dukrą. O kai tu arti, tai ten nėra dar artojų varžybų. Tu tiesiog gyveni pagal tas taisyklės. Geras tik tai tas, kuris į taisyklės įtelpa, o ne tas, kuris iššoksta, užsiima kažkokiais velniais. Pavyzdžiui, vienas iš žymiausių knygnešių, kuris daugiau mažiau apie Molėtų suteną aprūpindavo nelegalia spauda, jis daugiausiai būdavo įskundžiamas savo kaimynų, nes nerė žemės, o visai pasiturinčiai gyveno. Taip sakant, kitoks. Aitvaras jam kažką neša, jūs užsiminėjate tokią ar kitokią veiklą. Kokia čia konkurencija? Tai va šitas istorinio, aš beje nebeatsimenu, kad aš turėjau baigti ir jūs tą patį irgi turėtumėte, pasakysiu tai kas. Tai